Lietuvos čempionai šeštadienį paliko žiemišką Lietuvą ir iškeliavo į Turkiją, kur surengs 10 dienų treniruočių stovyklą. Komanda atvyko į Berlyną, iš kur tęsia kelionę į Antaliją. Ekipa sezonui rengsis Beleko miestelyje, kur numatomos ir 4 draugiškos rungtynės su užsienio klubais. Stovykla Turkijoje prasidėjo, o visas naujienas sekite per FKE TV. Planuojant stovyklą, aišku, čia buvo įvardintos vienos komandos, dabar šiek tiek jos, ne šiek tiek, o kardinaliai jos keičiasi. Priežasčių daug, galbūt tai čia kažkoks yra organizatorių triukas arba klaida, kad nesugeba tų komandų išlaikyti. Vienos neatvažiuoja, kitos susiranda kitus priešininkus. Įvairių priežasčių yra. Tačiau trečiadienį jau yra patvirtinta, žaidžiam su Kazachijos komanda Tirau. 28 dieną žaidžiam su Azerbaidžano atstovais Karabach. Trečios varžybos bus su pirmaujančia Bulgarijos komanda Ludogorets. Ir stovyklą pabaigsim 31 dieną su Odesos Černomorets. Mano manimu, tai gan gero lygio komandos. Aišku, net netokie skambus vardai, galbūt kaip Terekas, kaip Herta, bet nežinau, jie, man atrodo, nenusileidžia jiems savo kovingumu ir savo kažkokį braižą turi. Bet ne tas pagrindinis dalykas. Pagrindinis dalykas pasitikrinti save ir tuos naujus žaidėjus, kurie atvažiuoja į komandą. Vienas jau atvažiavo nuo pat stovyklos pradžios argentinietis Guerrero, žaidžiantis centro gynėjo pozicijoje. 24 metų žaidėjas, turėtų atvažiuoti dar keli žaidėjai, kurių kol kas nenoriu vardinti, nes sprendžiasi jų atvykimas būtent šiandien. Tikimės centro gynėjo ir tikimės playmakerio. Būtent šios pozicijos man yra aktualiausios prieš prasidedant naujam sezonui, taip kad greitu metu turėtų paaiškėti, kokie žaidėjai bus peržiūrėti.